Ar žinai, kad Lietuvoje yra specialus valstybinės mokesčių inspekcijos padalinys, kuris prižiūri turtingiausius šalies gyventojus? Ir kad per pasaruosius metus jie priskaičiavo milijonus eurų papildomų mokesčių. Bet ar tikrai jie veikia taip, kaip turėtų? Įsivaizduok situaciją. Tavo turtas vertinamas dešimtimis milijonų eurų. Mėgaujasi prabanga, galbūt net valdai sėkmingą verslo imperiją. Ir staiga gauni laišką iš valstybinės mokesčių inspekcijos. Ir nepaprastą laiško pranešimą, kad tau reikia papildomai sumokėti, tarkim, kelius šimtus tūkstančių ar net milijoną eurų mokesčių. Tokia natūrali pirma reakcija turbūt būtų skambinti savo konsultantams kokiems ten, advokatams ir ruoštis kovai teismuose, ne? Bet ar gali patikėti, kad turtingiausi Lietuvos žmonės susidūrė su tokiamis situacijomis, dažniausiai tiesiog susimoka ir tyli. Sunku patikėti, ar ne? O šiandien būtent apie tai ir pakalbėsim. Su jumis kanalas Finansiškai raštingi ir negailestinga statistika byloja, kad pusė iš jūsų žiūri šitą video neprenumeruodami mūsų kanalą. Todėl būtų labai super, jeigu užsiprenumeruotum ir dar tą liuksą paspaustum. Nes algoritmui tai labai patinga, ypač kai tu tai darai peržiūros metu. Ir kiekvienas tavo laikas mums padės pasiekti 10 papildomų žmonių. Ačiū tau už tai. Ok, šiandien kalbėsim apie Valstybinės mokesčių inspekcijos specialią programą, kuri veikia nuo 23 metų pradžios ir yra skirta pačių turtingiausių Lietuvos gyventojų mokestinių prievolių priežiūrai. Išsiaiškinsime, kas tiksliai patenka į šį VMI stebimų sąrašą, kaip ta priežiūra vyksta, kokius rezultatus duoda ir kas įdomiausia, kodėl papildomai priskaičiuotos milijoninės sumos nesukelia audringų mokesčių ginčų teismuose. Tai parodo, kaip valstybė bendrauja su tais, kurie valdo didžiausią kapitalą ir leidžia tau susidaryti nuomonę, ar ši sistema veikia taip, kaip turėtų. Pradėkime nuo esmės, kas tie išskirtiniai asmenys, kuriems VMI skiria ypatingą dėmesį. Ir kalbėkime ne apie vidutinius ar tiesiog pasiturinčių žmonės. Kriterijus yra labai konkretus. VMI akiratėje atsiduria tie Lietuvos gyventojai, kurių turtas vertinamas 40 milijonų eurų ir daugiau. Tai va, hebrytė, 40 milijonų. Šiais metais VMI prižiūri 139 tokius turtingus asmenis ir dar 88 jų sutuoktinius. Taigi iš viso 227 žmonės. Ir įdomiausia tai, kad šitas skaičius po truputį auga. Nes pačioje pradžioje buvo 123 žmonės ir 82 sutuoktiniai, pernai 126 ir 82 sutuoktiniai. Tai vat šitas sąrašas nėra toks statiškas, jis atnaujinamas kiekvienais metais, aišku, įsivertinus prieš tai turto duomenis. Vieni žmonės gali iškristi, nes jų turtas sumažėja, kiti gali patekti, nes jų turtas padidėja ir peržengia tą 40 milijonų ribą. Taip pat turi įtakos vedybos, skyrybos ir turto dalybos, kaip be jų. Ir kodėl būtent ši grupė? VMI logika yra paprasta. Didelis turtas dažnai reiškia sudėtingas finansinės struktūras, tarptautinės operacijas, investicijas ir VMI vertina viską. Piniginės lėšas, nekilnojamą turtą, akcijas, obligacijas, investicinių fondų vienetus tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Įdomu tai, kad nors VMI čia stebi milijonines investicijas, pats priėjimas prie tų pačių akcijų ir investicinių fondų yra atviras praktiškai kiekvienam. Ir tau nereikia būti turtuoliu, kad galėtum įdarbinti savo pinigus pasaulio rinkose. Pavyzdžiui, per Freedom 24 viską gali daryti patogiai lietuvių kalba, o sąskaitos atidarimas trunka tik 15 minučių. Ir kaip tik dabar, iki balandžio pabaigos, jie turi puikų pasiūlymą pradedantiesiems. Galimybę gauti net iki 20 akcijų dovanų tiesiog už tai, kad atidarai ir papildai sąskaitą tam tikrą sumą. Tai tik parodo, kad investavimas yra prieinamas visiems. Ir tau, ir man. Nes visi turtingi be išimties investuoja. Jeigu neinvestuoja, tai po kurio laiko ir nustoja būti turtingais. Nuorodą su žingsnis po žingsnio instrukcijomis rasi šio video aprašyme. Ir ten pat yra anketa, kur gali įsivertinti savo finansinio raštingumo lygį, o jeigu tas lygis tau nelabai patiks, tai gali užsiregistruoti nemokamai konsultacijai. Grįžtant prie VMI logikos. Ten, kur sukasi dideli pinigai, potencialiai didesnė ir mokesčių vengimo ar klaidų rizika. VMI tikslas užtikrinti, kad viskas būtų deklaruota ir sumokėta teisingai. O kaip tu manai, ar 40 milijonų eurų riba yra adekvati? Ar gal ten galėtų būti didesnė ar mažesnė? Parašyk komentaruose savo nuomonę. Na gerai, sąrašas aiškus, bet kaip vyksta pati priežiūra? Gal ten yra milžiniškas būrys inspektorių, kurie ten žiūri, tikrina, stebi ir taip toliau? Deja, ne. Nes realybė yra tokia, kad šitai užduočiai skirtame VMI didžiųjų mokesčių mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo departamente dirba vos 7 specialistai. 7. Tai kiekvienam turtuoliui yra priskiriamas asmeninis kuratorius ir šitie specialistai nuolat vertina informaciją apie asmens turtą ir pajamas, ieško galimų mokesčių vengimo schemų ir analizuoja sandorius.
Jei kyla įtarimo ir neaiškumo, atliekami kontrolės veiksmai, tokie kaip veiklos stebėsena, mokestinis tyrimas ar net mokestinis patikrinimas. Ir kokiegi šios 3 metus trunkančios priežiūros vaisiai. Skaičiai rodo, kad sistema veikia. Per visą laikotarpį nuo 23 metų pradžios turtingiausi asmenys papildomai biudžetą sumokėjo apie 5,6 milijono mokesčių. Ir dabar pažiūrėkime detaliau. 23-aisiais apie 2 milijonai eurų, 24-aisiais pusantro, o vien per šių 25 metų sausį ir vasarį net 2,1 milijono eurų. Vienas iš iškesnių pavyzdžių. Praėjusiais metais sutuoktiniams, kurie klaidingai deklaravo gyvenamąją vietą užsienyje ir nedeklaravo pajamų iš finansinių priemonių perleidimo Lietuvoje, VMI priskaičiavo sumokėti daugiau nei 700 tūkstančių eurų gyventojų pajamų mokesčių. Buvo ir atvejais, kai vienam asmeniui nustatyta apie 5 milijonus eurų apmokestinamųjų pajamų iš investicinės veiklos, už kurias jis papildomai sumokėjo apie 1 milijoną eurų mokesčių. 5,6 milijono eurų per nepilnus 3 metus, na, viena vertus tai pinigai, kurie galbūt nebūtų patekę į biudžetą. Iš kitos pusės, kaip pastebi kai kurie ekspertai ir verslininkai, valstybės mastų tai nėra labai jau tokia didelė suma. Tačiau tie 7 VMI specialistai, akivaizdžiai nuobodžiauti neturi kada. O dabar pats įdomumas. Milijoninės sumos, sudėtingos situacijos ir nei vieno mokestinio ginčo teisme. O kodėl? Nes juk paprastai verslas dėl net mažesnių sumų linkęs bylinėtis teisme. Ir va čia jau yra biški klausimų. Viena iš pagrindinių versijų, kurią mini ir ekspertai, VMI tiesiog turi labai stiprius argumentus ir įrodymus. Galbūt dažnai taikomas turinio viršenybės prieš formą principas, kai vertinama ne sandorio forma, o jo ekonominė esmė. Patys turtuoliai ir jų konsultantai įvertinę situaciją supranta, kad šansų laimėti teisme nėra, arba ten jie tokie jau menkoki, sakykime. Todėl neapsimoka kariauti, jeigu vis tiek nelaimės. Kita priežastis, galbūt noras išvengti viešumo, ten ilgo ir tokio nemalonaus proceso. Sumokėti papildomą sumą, net jeigu jį ir didelė, gali būti daug paprasčiau, negu rizikuoti reputaciją ir gaišti laiką bei energiją teismuose. Na ir svarbiausia, kad turtuoliai ne visada sutinka su VMI išvadomis, ypač jeigu sumas yra didelis. Tačiau vietoj teismo jie renkasi kitą kelią. VMI atstovė patvirtino, kad nors mokestinių ginčų nebuvo, bet buvo atveju, kai inicijuotas susitarimų pasirašymų procedūros. Na, pavyzdžiui, 24 metais iš 4 sprendimų, kuriais priskaičiuoti papildomi mokesčiai, 2 situacijose su didžiausiamis sumomis buvo pradėtos būtent susitarimų procedūros. Na, tai rodo, kad ieško geriau kompromiso, o ne konfrontacijos. Ir galiausiai kai kurie ekspertai kelia klausimų, ar dabartinė sistema pakankamai užtikrina efektyvią mokesčių mokėtojų teisių gynybą. Galbūt pati sistema ar jos taikymo praktika atgraso nuo bylinėjimosi. Žodžiu, nuomonės apie šitą VMI iniciatyvą tiek verslo bendruomeniai, tiek tarp ekspertų bendruomeniai skiriasi. Vieni verslininkai, pavyzdžiui, Petras Narbutas iš Narbutas įmonių grupės, sako, kad nepajuto jis jokios ten ypatingos priežiūros ir dar juokauja, kad galbūt yra labai tvarkingas arba VMI dirba labai nepastebimai. Tačiau jis pritarė pačiai idėjai. Pinigai turi būti skaičiuojami ir VMI prižiūrėdama turtinguosius daro gerą darbą. Jo manimu, nereikia turėti iliuzijų, kad VMI tikslas yra padėti turtuoliams ten susigaudyti kas ir kur. Tikslas yra kontrolė ir užtikrinimas, kad mokesčiai būtų mokami. Ir net jeigu papildomos surinkamos sumos nėra didžiulės, pati priežiūra veikia prevenciškai. Galbūt jį sulaiko nuo piktnaudžiavimo ateityje. Kitas stambus verslininkas Dainius Dundulis iš Norfos teigia, kad jo paties kaip fizinio asmens mokesčiai yra paprasti. Todėl VMI dėmesio jisai nejaučia. Bet pripažįsta logiką VMI sprendime koncentruotis į didelės pajamas gaunančius asmenis, nes ten didelė tikimybė rasti neatitikimų. Tačiau jis kelia klausimą dėl programos kaštų efektyvumo. Nors VMI darbuotojų atlyginimai atsiperka iš papildomai surinktų sumų, jis abejoja, ar tai labai praturtina biudžetą. Dundulis taip pat mano, kad turtingi asmenys dažnai yra net atsargesni ir labiau vengia dviprasmiškų mokestinių situacijų, nes nenori tiesiog problemų. Jo nuomonė, VMI turėtų ne tik kontroliuoti, bet ir teikti aiškius išaiškinimus visiems mokesčių mokėtojams. Mokesčių ekspertai taip pat turi savo požiūrį. Advokatė Aistė Medelienė pastebi, kad VMI retorika pasikeitė. Pradžioje buvo kalbama apie pagalbą, o dabar akcentuojama kontrolė ir surinktos sumos. Ją ypač neramina ginčų nebuvimas ir tai kelia abejonių dėl teisių gynimo sistemos efektyvumo. Taigi, ką galime apibendrinti? Visų pirma, VMI nuo 2023 metų nuosekliai vykdo specialią turtingųjų virš 40 milijonų eurų turto Lietuvos gyventojų mokestinę priežiūrą. Sąrašas pamažu auga ir šiuo metu apima 227 žmonės.
Antra, per šį laikotarpį papildomai priskaičiuota apie 5,6 milijono eurų mokesčių. Trečia, nepaisant milijoninių sumų, nei vienas turtuolis neinicijavo mokestinio ginčo teisme, tačiau pasitaiko susitarimo procedūrų. Ketvirta, priežastys gali būti įvairios. Stiprus VMI įrodymai, nenoras bylinėtis, abejonės dėl galimybės laimėti, polinkis į kompromisus ar net sistemos trūkumai teisių gynyboje. Penkta, nuomonės apie šią programą nevienareikšmės. Vieni mano naudą kontrolėje ir sąžiningumo didinime, kiti kelia klausimus dėl efektyvumo, kaštų ir teisinio tikrumo. Akivaizdu, kad ši VMI iniciatyva yra įdomus ir daugiasluoksnis reiškinys, parodantis valstybės bandymus užtikrinti mokestinį teisingumą aukščiausiame lygmenyje. Nors finansinis poveikis biudžetui gal ir nėra revoliucinis, pati programa ir jos sukeliamos diskusijos atskleidžia daug apie mūsų mokesčių sistemą ir verslo aplinką. Sėkmės!